Labas rytas, draugai mano. Vakar pasirodžiau prieš jumis graži, pasidažius. Šiandieną mes prie konteinerio rytą pradedam. Žodžiu, gerai, visų pirma pradėkime nuo to, kad vakar mano šeimos narė atsiuntė man tokį ir parašė, kad aš vakar visą dieną jai priminiau tiesiog vienuolę. Sakau, labai normalu, vienuolė su pilvu. Važiuojam. O sekantis dalykas, šiandien ryte atsikeliu ir draugė man atsiuntus, kad jau Discorde yra paminėtas mano vardas. Šitokia žinutė yra, kad nėra, kaip ten buvo parašyta, kad nėra pas mane tikrumo ar natūralumo ir nekabina. Nemeluosiu, man vis tiek yra tas, kad kai žmonės eina, nėra pats maloniausias dalykas filmuotis, ypač kai aš dar telefoną tiesiog apsukus ir filmuoju su galinė kamera. Bet vakar mes dar su Matu kalbėjom ir jis sako, tu supranti, kad jeigu tu kelsi vlogus kiekvieną dieną, gali būti heito. Nes šiaip, pavyzdžiui, pas mane Instagrame yra tik daug, ta prasme, pozityvo. Visą laiką toks palaikymas, toks labai fainas ryšys su visom atrodo klientėm, merginom ir taip toliau. Ir kaip tik viskas labai ten fainai. Ir dabar tokia galvoju, kaip čia bus, kai daugiau kažko tai įkeli ir daugiau visko parodai. Kai vakar su ta vištiena, tokia galvoju kelt ar ne, nes galvos, nenormali kažkokia nuo žemės kelia vištiena. Bet to pačiu ir norisi, atrodo, to tikrumo ir parodyti jums viską taip, kaip yra. Kaip pavyzdžiui, va dabar prie Soboro einam, šitas vaizdas man visada pats gražiausias yra. Esmė yra tame, kad aš jaučiu kol kas palaikymą, kaip tik labai fainai sulaukti jūsų žinučių, kad žiūrit vlogus, kad jie jums patinka ir taip toliau. Aišku, aš suprantu, kad čia yra tik tais pati pradžia ir žiūrėsim, kaip čia gausis, ar iš vis kažkas tai gausis. Dabar rytas mano prasideda nuo ėjimo iki tetos, kuri čia visai netoli manęs gyvena, nes jinai yra išskridus ir reikia visą ateiti katytę sutvarkyti, pamaitinti. Tai turėsiu šią savaitę tokį darbuką dar papildomą šalia savo veiklos visos. O šiandieną šiaip kaip ir oras, kaip ir mano planas, toksai nėra labai įdomus, bet turėsiu vieną klientę, varysiu į Bambino spa į baseiną šiandien ir gal netyčia dar pavyks pastatyti kalėdinę eglutę. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Dabar yra 11 val. Ryto. Labas, katinukai. Labas, Saudė. Užmiršau tavo vardą. Truputuko, užmiršau tavo vardą. Žiūrėjau, galvoja, kodėl ne šeimininkė grįžo? Kodėl ne šeimininkė? Žiūrėk, aš negaliu. Audė. Ai, šiek atkišo. Tipo, jeigu ne šeimininkė grįžo, nereikia čia tavęs. Ane? Ne va. Katinukai valgo. Pupcis. Užuodžia atkatytės. Iš karto užuodžia. Pažiūrėkit, kaip uosto. Galvoja, kur tu buvai? Išdavikė. Nu va, grįžus namo čia padariau pusrytukų. Čia Matukui, čia man. Iš tikrųjų, labai fainai yra, jeigu kas nesat bandę,
Tai duonytai padaryti tokią skilutę ir įmušti kiaušinį ir apkepinti iš abiejų pusių. Šiaip labai skaniai gaunasi. Žiūrim, ką mes turime. A rich moisturizer. Žodžiu, čia drėkinanti kaukė. Žodžiu, aš veidui kaukę gavau. Na dabar taik, atsidaryk, sveiki. Tiesiog tokį šovį iš niekur patį pirmą po ranką. Šitą tikrai savo nusipirkai. Aš te galiu antrą dieną ir pirkiniai vėl savo. Dovanoju tau, sakyti, tavo mėgstamiausia. Dar viena dienelė, dar viena klientė. Varau toj įleisti, pasidažysim lūpytes su vazelinu, nes žiauriai išsausėjusios, nors jaučiu dabar gal daugam, kai tie orai tokie šalti. Bet aš realiai tepu ir ir šiaip žiauriai fainas va šitas vat Essence, žinokit, 3,5 € gal ar kiek jis kainuoja, bet labai fainas, jeigu ieškot kas kokio geresnio vazelino. Mano meistras paėmė atnešė kėdę čia. Sakė, nevažiuoja ratukai, reiks sutvarkyti, nes plaukų yra pilna ratukose. Tai va dabar galvoja, kaip sutvarkyti. Bet supranta, kad čia labai sudėtinga, googlinom tam YouTube'ai. Ir žodžiu, čia daug reikalų yra, bet sutvarkysi man ar ne? Ne? O indaplovę seną išveši? Čia va tau pasidėčiu. Žodžiu, maistas kepa. Ir viskas liks. O viešpate, įjungiau flešą. Mes varom dabar į Bambino spa, į baseino treniruotę, kad mano nugara tiesiog atsipalaiduotų, nes belen kaip skauda būna nugaros apačia. Tai truputį parodys ir jum. Nu, aš jums negaliu tiesiog sumeluoti, ta prasme. Nes aš pirmą kartą čia, aš jai sakau, aš nežinau, kur čia viskas yra ir taip toliau. Ir atveda mane ir sako, tai šiandien susiruoši ir šiandieną jūs viena būsite individualiai. Ir aš tokia, pažiūrėkit, ir aš tokia, ai, ane, viena, gerai. Ir tada aš tokia, what the fuck, ta prasme, kodėl aš negaliu tiesiog normaliai paimti ir pasakyti, o, kaip fainai, liuks, o ten tokį tiesiog, ai, ane, gerai. Tiesiog pažiūrėkit į mano arbuziuką. Ar aš jaučiuosi gerai su vientisu maudomu, ta prasme, aš užsisakiau naują iš H&M S dydžio, nes šitą tipo, nu, mamiškas jau kaip supilvo ir galiu pasakyti, man per mažas. Kai jau reikia Emma užsisakinėti. Skaičiuoju vidurių, tai dydžio. 1, 2, 3, pradedam. 1, 2, 3, išvedam. 1, 2, 3, 4. Išvedam. 1, 2, 3, išvedam. 1. Aš jau viskas ta prasme, jūs pasižiūrėkit. Mano žandai yra net raudoni, ta prasme, aš tikrai negalvojau, kad bus taip sudėtinga. Aš realiai, žinokit, pavargau belenkaip, bet patiko belenkaip, fainai. Tokie, žinokit, įdomus pratimai ir sunkus. Aš ten atrodo, mano smegenis net neišneša, nes reikia ir galvot, kaip ten pilvą įtempti, laikyti ir tuo pačiu pečius nuleisti ir ten atlikti pratimą, nu žodžiu. Bet 10 iš 10 žiauriai patiko ir varau į dušą.
Ta prasme, aš tiesiog užsidėjau atvirkščiai batus. Čia normalu yra. Bet nieko, važiuojam namo. O kas jūs visą per oras jūs man pasakykit? Eina savo. Lekiam namo greičiau. Viskas, draugai mano, žinau, kad mes atsidurėm vėl namuose. Vėl aš atsisėdus, kalbu su jumis ir gal jum nėra taip įdomu, bet aš bandau ir pafilmuoti visko, bet, patys suprantat, nevaikščiosiu visą dieną su telefonu, va taip va priešai save. Tai dabar atsėdau jau prie savo kosmetinio stalo, savo nuosavam tualete. Gerai, prikolinu, ištiminsim šitą vietą. Aš noriu išbandyti savo kalėdinę dovanėlę. Galvoju, dabar fainai būtų užsitepti po baseino. Ir čia iš tikrųjų reikia palaikyti tik 3 minutės. Tai mes galime labai greitai tai padaryti. Nusiprausim, dėl to, kad aš buvau iš tikrųjų, žinokite, visą dieną pasidažius. Prieš klientę pasidažiau. Nes po to, žinokite, nebeisit pas mane, išsigasit pamatę mane realybėj. Man pats nefainiausias dalykas yra blakstienas visą laiką valyti. Oi. Aš noriu kuo greičiau jums nufilmuoti, nes jau yra 9 ir man dar reikia sumontuoti video. Tai bandom čia greitai dar tuo pačiu ale kažkokie sveikuoliški. Įdomu, kuriam laikui čia užtenka tokios tubelės. Čia gal kokiem 2-3 kartam pabandom. Čia tokį kaip, net nežinau, ar labai storą sluoksnį reikia tepti. Nėra labai kažkoks stiprus kvapas. Aš kažkada esu tokį turėjus, nes jis grinai toksai kaip gel. Šiaip labai fainos tokios kaukytės, nes jos labai lengvai taip užsitepa ir nereikia terliotis. Tai kiek aš čia išnaudojau. Dar turbūt kokiem 2 kartam užteks. Palaikom dabar 3 minutės ir eisiu nuskalauti. Žodžiu, viskas, mano draugai, aš atsisveikinu. Aš, žinokite, dar nenusiprausiau veido, bet aš žinau, kad bus tiesiog fainai, veidukui, po kaukytės. Truputį, kaip sakant, jį padrėkinti, bet iš tikrųjų grįžo matas ir po to neuždarysiu šito video. Tai noriu tiesiog atsisveikinti su jumis, pasakyti jums ačiū labai, kad vėl jungiatės, kad žiūrit. Mes jau 3, įsivaizduokit, dieną esame kartu. Tai tikiuosi taip ir tęsis toliau ir pasimatysime rytoj. Bučkiai. Ir nepavyko eglutės pastatyti šiandien. Tai tikėkimės, rytoj pastatysim. Matas grįžta namo ir dar negana, ta prasme, dar negana, ane, yra mano pilvuko. Dar mane maitina skaniausiais mano saldainiukais Skittles ir va šitie arbuziukai, mano 2 favorite. Tai viskas. Labanaktis, mes einam į lobytę, įsijungsim kažką tai pasižiūrėti. Aš toliau savo valgysiu saldumynus ir dabar jau tikrai pasimatysim rytoj. Pačkiai.